Sveiki. Savo pirmąjį videoblogą aš buvau įkėlusi į YouTube, bet niekas negirdėjo, kaip aš šneku ir ką aš ten sakau. Kadangi jis gavosi toks nevykęs, tai šiandien susipažinsime su manimi iš naujo. Aš esu Evelina, man yra 18 metų ir aš esu iš Vilniaus. Mane žiauriai nervinantis du dalykai, tai yra mano katė ir tai, kai mane vadina Evelina. Man labiau patinka, kai mane vadina Eva, todėl aš pasivadinau Eve. Tai vat, gimiau aš Vilniuje. Tai vat, kokio rajono, žinokit, nesakysiu, nes pati nežinau. Nu, tiesą pasakius, ten labai kebli situacija ir panašiai. Tai vat, taigi, esu 1,50 m, esu rudaplaukė, žydrų akių, sveriu 50, esu liekna, bent jau man taip atrodo. Tai vat, ir šiandien norėjau atsakyti į kelis klausimus. Taigi, pirmasis klausimas, ar nusifotkintum nuoga vaikinui, jeigu jis paprašytų? Ne. Kategoriškai ne, už jokius pinigus. Tiesiog. Ne ir viskas. Tai vat, kitas klausimas, ar kuklumas puošia žmonės? Nieko neprideda, nieko neatima. Mano asmeniškai tokia nuomonė. Taigi, populiariausias melas, kurį žmonės sako vieni kitiem. Tai yra du dalykai. Arba viskas bus gerai, arba aš tave myliu. Tai yra du dalykai. Man asmeniškai tokie du dalykai, kuriuos man pastoviai sako. Tai va, trečiasis klausimas, ar ketvirtasis, jau nebeskaičiuoju, yra toks. Jeigu kurtum labdaros fondą, kam skirtum fondo pinigus? Asmeniškai aš skirčiau fondo pinigus Afrikos vaikams, kurie neturi nei pavalgyti, nei išgerti. Ne taip, kaip mes tausojame savo maistą ir vandens išteklius, velniai žino kam. Tai vat. Sekantis klausimas, koks tavo mėgstamiausias gėrimas? Sultis. Aš labai dievinu apelsinų ir obuolių sultis. Tai vat, žiauriai dievinu, aš negaliu be jų gyventi. Taigi, tai tolesnis klausimas, ką prarandame sendami? Sendami mes prarandame tik laiką, nes jauni mes iššvaistome bet kur, nesvarbu kur. Taigi, kitas klausimas, ką reikia pasiimti į iškylą? Į iškylą, mano nuomonė, reikėtų pasiimti dekį ir maisto. Nu, įpakuoto į sandariai uždarytus dangtelius. Aš asmeniškai dažniausiai supakuoju maistą, kas nors pasiema dekį. Bet norėčiau daryti ir atvirkščiai, kad aš pasimčiau vien tik dekį, o kas nors pasimtų maistą. Nes maistą tempti maistą irgi yra, nu, kartais sunku. Tai va, tai, nu, žodžiu. Toliau, kokį iššūkį šiuo metu bandai įvykdyti? Tiesą pasakius, nei vieno iššūkio neturiu, nebent jaudulys. Tai didžiausias iššūkis mano gyvenime, nes labai jaudinuosi, kai filmuoju va tokius dalykus, bet aš stengiuosi. Tikiuosi, kad man pavyksta. Tai vat, taigi, šiuo metu jokių iššūkių gyvenime neturiu ir man gerai. Tai vat. Dar paskutinis klausimas buvo Kęstučio. Labas! Taigi, Kęstučio buvo klausimas, nuo kada aš bloginu. Nėra tokio žodžio kaip blogai. Gal ir yra, bet blogai tai neapibūdina mano veiklos. Tai yra vlogai. Nuo kelių dienų aš vloginu, tiksliau nuo kada vloginu. Tai nuo praeitos savaitės. Labai daug. Galėčiau pasigirti. Ne, tai va, tai vlogint pradėjau nuo praeitos savaitės, kai sukūriau savo nepavykusi vlogą. Tai va, ir šiandien tikiuosi, kad man jisai pavyko ir bus matyti pagal laikų skaičių. Jeigu nespausite visiškai like, tai suprasiu, kad galima kurti toliau ir kad visiškai jums nepatiko ir kad mano face control visą laiką bus prieš jūs. O jeigu surinksiu gerai laikų ir daug klausimų, tai aš stengsiuos padaryti video įdomesnį ir įdomesnį. Taigi, su jumis buvo Eva, man malonu buvo su jumis susitikti ir aš jums sakau iki.